Sveiki mokiniai! Šiandien tęsime temą apie 3D modeliavimo ir spausdinimo galimybės. Tiems, kuriems toks vizualus ir apčiuopiamas programavimo būdas yra prie širdies, bus tikrai įdomu sužinoti apie sekančius žingsnius, kuriuos galite žengti trimatėje erdvėje. Jeigu 3D modeliavimas prikausto jūs prie kėdės ne vienai valandai ir skatina domėtis platesnėmis modeliavimo galimybėmis, kažkuriuo metu greičiausiai išauksite iš Tinkercad platformos ir pritrūksite platesnių funkcijų. Kaip jau minėjau prieš pristatydama Tinkercad platformą, jos nesudėtingas valdymas ir intuityvios sąsajos yra ypač patogios pradedantiesiems, kurie siekia susipažinti su 3D modeliavimo principais ir įgauti bazinės žinias. Gali kilti klausimas, kurią platformą pasirinkti. Blender – tai nemokama ir atviro kodo programa, todėl jos funkcionalumas yra nuolatos tobulinamas didelės ir kūrybingos bendruomenės dėka. Blender nėra apribota tik 3D modeliavimu. Ji yra puikiai erdvė animacijos, vaizdo efektų ir kompiuterinių žaidimų kūrimui. Be to ji palaiko ir 2D grafiką. Blender bendruomenėje galite išvysti daug skirtingų projektų pavyzdžių, kurie leis suvokti šios platformos galimybės ir įkvėps savarankiškiems projektams. Be abejonių, naudojimasis šią platformą bus sudėtingesnis lyginant su Tinkercad, tačiau pagalbos visuomet rasite nemokamuose internetiniuose kursuose, YouTube svetainėje ar net vadovėliuose. Tuo tarpu Fusion 360 yra mokama programa, tačiau siūlo platų funkcijų spektrą, įskaitant 3D modeliavimą, inžinerinį projektavimą, simuliacijas ir netgi gamybos procesų valdymą. Nemokama versija turi apribotas funkcijas, tačiau jų pilnai pakanka norint mokytis ir tobulėti. Tai itin paranki erdvė inžinieriams ir dizaineriams, nes joje yra sujungtos kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinės gamybos funkcijos. Galima sakyti, kad Fusion 360 yra kiek intuityvesnė pradedantiesiems nei Blender. Tačiau, kaip jau supratote, platformas vertėtų rinktis pagal individualius poreikius ir programavimo tikslus. Taigi perkelę projektą ankstesnėje pamokoje minėtu OBJ formatu į tokias platformas kaip Blender arba Fusion 360 galėsite atrasti gerokai platesnės galimybės jūsų kūrybai ir modeliavimui. Šios abi platformos siūlo daug pažangių įrankių ir funkcijų, skirtų sudėtingesnių modelių kūrybai. Šiose platformose galėsite kurti detalesnius modelius, apimančius daugiau kompleksiškų detalių ir smulkmenų. Pavyzdžiui, Subvision Modeling funkcija leidžia kurti organiškas formas, tokias kaip žmogaus veidas ar gyvūno kūnas, tad pradėję nuo paprastos geometrijos, palaipsniui galėsite formuoti itin detalų modelį. Jeigu esate bandę molio žiedimą, tuomet Sculpting funkcija jums patiks dėl panašaus principo, kuri leidžia modeliuoti detales rankiniu būdu, tarsi naudojant virtualų molį. Dar viena Mirrored Modeling funkcija leis sukurti simetriškas formas, kurios pagreitins modeliavimo procesą ir užtikrins objektų tikslumą. Šiuose platformose taip pat galėsite eksperimentuoti su tekstūrų ir medžiagų įvairove, kuri padės sukurti tikroviškiau atrodančius objektus ar personažus. Pavyzdžiui, nudging technika leis kurti itin detales ir realistiškas tekstūras, tokias kaip mediena, oda ar metalas. PBR funkcija suteiks galimybę modeliuoti medžiagas, kurios reaguoja į šviesą taip pat, kaip ir realybėje. Ta 3D modeliai įgaus fotorealistinį vaizdą. Be to, Blender ir Fusion 360 platformos yra dažnai naudojamos pramoninio dizaino, animacijos ir vizualių efektų kūrybai. Todėl turėsite įrankius sukurti smagias ir sklandžias animacijas, kurios įgalins jūsų modelį judėti ir keisti savo formą. Pavyzdžiui, platformose rasite tokias funkcijas, kurios leidžia 3D modeliui judėti kaip gyvam organizmui, turinčiam kaulus ir sąnarius, o fizikinėse animacijose objektai galės sąveikauti tarpusavyje su aplinka pagal fizikos dėsnius. Tai reiškia, kad objektai galės kristi, riedėti, susidurti ar deformuotis pagal gravitacijos, trinties, elastingumo ir kitus fizikinius principus. Galiausiai galėsite atlikti įvairias fizinės arba skysčių simuliacijas. Ši dalis itin įdomi.
Pavyzdžiui, simuliuojant sukurto objekto kritimą galima nustatyti, kaip jis susidurs su paviršiumi, kokia bus deformacija ir ar objektas suskils. Taip pat analizuoti modelio struktūros stiprumą ir lankstumą, siekiant nustatyti, ar jis atlaikys tam tikras apkrovas. Galima simuliuoti netgi šilumos plitimą objekte, siekiant optimizuoti šiluminės izoliacinės savybės. Taigi tokios simuliacijos praverčia daugybėje sričių. Kuriant animacinius filmukus galima simuliuoti audinių ar drabužių judėjimą, taip sukuriant realistiškesnius vaizdus. Filmų, žaidimų ir vizualizacijų efektams pravers realistiškų dūmų ir ugnies efektų kūrimas. Architektūroje architektai gali naudoti simuliacijas, kad įvertintų pastatų aerodinamiką, šilumos izoliaciją ir akustinės savybės. Inžinieriai ir dizaineriai gali optimizuoti produktų formą ir funkcionalumą, pristatyti jų vizualizacijas dar prieš gamybos procesą. Simuliacijos yra reikšmingos ir mokslo srityje. Jų dėka mokslininkai gali geriau suprasti fizikinius reiškinius, tokius kaip vandens bangų susidarimas ar magnetinių ir elektrinių laukų sąveika. Medicinoje yra kuriami 3D žmogaus organų ir kūno dalių modeliai, kurie leidžia atlikti biomechaninės simuliacijas, kurios svarbios vertinant ligų mechanizmus ir išbandant naujus gydymo metodus. Taigi galimybės išties beribės ir viliojančios. Pažvelkime į lietuvių kompaniją 3D Creative, kurioje dirbantys specialistai užsiima įvairiausiais 3D modeliavimo, skenavimo ir spausdinimo projektais. Skenavimas – dar viena inovatyvi technologija, kuri leidžia nuskaityti realaus objekto paviršių ir gauti jo trimatį skaitmeninį modelį. Šis procesas vyksta pasitelkiant specialius 3D skenerius, kurie lazeriais ir kitais metodais apšviečia objektą ir fiksuoja jo formą, įskaitant sudėtingas geometrinės formas bei smulkes detalės. Gauti duomenys yra konvertuojami į skaitmeninį 3D modelį, kurį galima redaguoti ir panaudoti įvairiems tikslams. Pavyzdžiui, vienas iš realių pavyzdžių – tai 3D Creative atliktas Velnių muziejaus eksponatų skenavimas, kurio metu sukurtos skaitmeninės kopijos buvo ne tik patalpintos muziejaus svetainėje kaip bitkoinai, bet ir išsaugotos ateičiai kaip atsarginės kopijos. Tokiu būdu, jeigu fiziniai muziejaus eksponatai taptų pažeisti, skaitmeninės kopijos galėtų būti atspausdintos 3D spausdintuvu ir atstoti originalus. Dar vienas pavyzdys – retų senovinių pažeistų daiktų ar jų dalių atkūrimas. Šio sulūžusio elektrinio smuiko korpuso nebuvo įmanoma rasti prekyboje, todėl neveikiantį smuiką būtų tekę išmesti ir pakeisti nauju. Laimiai, šiuolaikinės technologijos ne tik mažina remonto kaštus, bet ir tiesiogiai prisideda prie tvarumo, suteikdamos daiktams dar vieną gyvenimą. 3D skenerio ir spausdintuvo pagalba smuiko korpusas buvo atkurtas iš tvirtos ir patvarios medžiagos. Tokiais įkvepiančiais pavyzdžiais ir užbaigsiu šią temą, tikėdamasi, kad jūs ne tik pasisėmėte idėjų, bet galbūt ir rimtai susidomėjote šios profesijos užkulisiais. Iki greito!